Sveiki, čia vėl Aidas. Na ir iš lėto prasideda vynuogių sezonas ir pas mane. Kodėl sakau iš lėto? Tai šie metai yra tokie, įdomus vynuogių sirpimo atžvilgiu, bent jau pas mane. Tai vynuogės kaip ir pakankamai gerai renka cukrų, bet labai lėtai nuėjo ta vadinama rūgštis. Tai dabar jau nuo rugpjūčio 5-6 tos šiltos dienos pastumėjo truputėlį viską į priekį sunokimą. Na ir jau galima pradėti tikrai ragauti, nes jau atsiskleidžia vynuogių tas tikras veisliai būdingas skonis. Tai šiandien taip trumpai parodysiu kelias tokias gal naujas veislės, kurios yra antrametės, parodės signalinės. Apžvelgsiu gal kažkokias kitas, kur jau, sakykime, kažką įdomesnio parodė. Tai va čia yra karnaval. Tokios, įdomios, tikrai gražios kekės. Uoga nėra tokia didelė, pailga tokia, bet traški, tikrai skani ir jau ant sunokimo ribos. Kita yra va šitokia, čia yra Donetskė ganiok, tai irgi tokio specifinio skonio, uoga irgi nemaža jau, sakyčiau. Ir skonis toks, įdomus, toksai truputėlį išsiskiriantis iš visų kitų vynuogių. Toliau čia yra Katrusė Kachovskaja, tokios jau, čia jau didelės uogos. Geliodoras tas pats. Tai čia kekės yra trečdaliu nutrumpintos, kadangi čia jo medeliai jauni. Toliau čia turim tokiom nemažom uogom. Irgi 3 metai. Tai yra Tornado. Imperatrica. Jinai šiemet kažkaip man neparodė to potencialo, kur parodė praeitais metais, nes uoga, aišku, irgi super didelė, labai netgi didelės uogos, bet kekės tokios nedidelės visiškai. Pernai buvo tikrai įspūdingesnis. Tai va čia, kol vynuogės nepasiekia savo tos brandos, tai labai sunku kažką apie jas pasakyti. Čia, aišku, Diksonas yra, toks. Tai jis dar auks, jo turėtų uogos būti tokios truputėlį ružavotos. Tai bet irgi kieta tokia, pailga, tiek savo forma, tiek išvaizda. Graži tokia forma vynuogių. Aišku, Padaraknis Vitaja, jos jau nuraškytos. Katalonijos jau liko tik tais kelios kekės paragavimui. Taip, čia aišku vėl Bruno. Čia yra Stoletija, besėklė. Tai va, kas čia toliau? Toliau Jubileinova Čerkaska. Jau irgi sirpsa po truputėlį. Landuš. Va tokios. Čia jis super. Iš tikrųjų veislė, labai man jinai patinka. Tai va, dabar čia iš tų tokių naujesnių. Tai yra Emyras. Va tokios gražios kekės. Bet jinai irgi bus truputėlį
man atrodo, po porą savaičių tik tais, nes tik pradėjo spalvintis. Jau galima vieną kitą uogą paragauti Bieševski. Aišku, labai nuostabus yra šansonas 50 ir spalva tokia, na, išskirtinai tokia ryškia raudona ir vaisiniai aromatai skonyje. Toliau, čia yra Bieląja roza, irgi 3 metai, medėja puikiai, bet truputėlį ir nori skilinėti. Bet aš greičiausiai ją paliksiu, pakentėsiu tuo skilinėjimu, bet užtat skonis ir uogos traškumas yra nuostabiai skanus. Taip, toliau čia Alvika, ten toliau dar buvo Aljansas. Na, aišku, Rembo. Va toks jau tikrai ragaujamas, truputėlį nevienodai šiemet, sakau, noksta, bet, na, tikrai verta dėmesio uoga. Aha, čia dar yra va tokia balta uoga, apvali, didelė, tai čia yra Indiana ir kitoj pusėje dar turiu Baltimore. Tai jos labai panašios yra, Baltimorės uoga truputėlį pailgesnė, bet jos, sakykim, tai bus tik tais šokių 3 savaičių. Tai, manau, uoga tikrai viršis 20 gramų. Ir čia yra jaunas medelis visai, tai potencialo, manau, čia šitą veislę turės. Ir va ten ant žemės kitaip negalėjau suformuoti, nes irgi antrametis medelis, tai tas mėlynas, tai čia yra Emiras. Irgi labai panašus į kumyrą arba tornado. Tai va žiūrėsim, kuris čia labiau pasiteisins, kuris labiau. Tai va jos čia abi veislės tokios, kol kas kekėmis Emiras, o pirmauja, bet uogos dydis kumyro didesnis. Na ir aišku, čia yra Avataras, tai čia antrametis sodinukas, signalinės kekės. Pasižiūrėt, kad tikrai tas, bet, na, jau jis medėja. Tai manau tikrai, jeigu kekės bus pakankamai didelės, bus tokia visai nebloga veislė, egzotiška. Va. Čia aišku Džonis yra, Bažena, aišku Čornai Kristal. Šiais metais irgi kažkaip kekės nėra didelės, nors uogos, na, tikrai nemažas yra. Na, iš tų kitų Timūras jau ragaujamas. Tai jis čia iš tų senesnių veislių, čia jau nebe naujienos. Senesnės, tokia pailga uogytė. Arkadija. Na, viršutinį uogytę jau ragavom. Tai tokia cukraus jau nemažai prikaupus. Ir jau, na, skonį savo turi. Aišku, dar gal savaitėlę reikia palaukti. Čia, aišku, liepsna. Kur pas mane tas vienintelė lietuviška šiltnamyje. Bet visai geras toksai skonis paįvairinimui. Chameleonas jau yra valgomas. Baikanūras, aišku, už poros savaičių. Valiokas jau į pabaigą. Va čia labai neblogas jau muskatą pririnkęs Aladinas. Ir jau vat,
sumedėjęs. Na, Sfinksas šiais metais truputėlį vėl pasirodė išskirtinai, jeigu visos vynogės taip lėčiau tą rūgštį numetė, jis taip mėgėjęs pamėlynuoti, o rūgštį numest vėlai, tačiau šiais metais kartu su visom vynogiam tą rūgštį numetė ir jau yra tikrai ragaujamas ir tas toks saldžiarūgštis, nesaldi tokia uoga gaunasi. Nors jinai cukraus turi, bet dėl tos rūgštelės na, tokia saldžiarūgštė. Čia yra, aišku, Galahadas. Čia ta pati Super Extra įspūdingom kekiam. Tasonas šiais metais labai gerai irgi surinkęs muskatą. Na, Vėlesas, aišku, su savo didelėm kekiam. Čia jos per pus nupjautos, kai kur tik trečdalis paliktas. Bet ir tai jau čia pusę metro aukštyje formuoju, bet jos tiesiog nuo svorio nutraukia savo kekes ir vėl atsigula ant žemės, reikės dar aukščiau kelt. Tai va, čia aišku Everestas. Didelės kekės, didelės uogos. O, tai tokia trumpa apžvalga. Vynuogių sezonas prasidėjęs. Todėl, jeigu kažkas nori padegustuoti, išsirinkti vynuogę, kuri tinka būtent jo skoniui, išvaizdai, tekstūrai, tai dabar pats laikas degustuoti, atvykti, pasižiūrėti, kaip auginama, kaip atrodo vynuogės šiltnamyje, išsirinkti savo mėgstamą skonį, išsirinkti savo mėgstamas vynuogės. Na ir, aišku, kas jau peržiūrėjote iki galo, neužmirškit pasidalinti, palaikinti, pakomentuoti. Ir lauksiu svečiuose. Iki.